Šiandien 11 val. Alytaus tarybos posėdžių salėje verslininkai, savivaldybės vadovai, svečiai, valstybės tarnautojai susirinko į konferenciją Alytaus miesto ir regiono verslo konkurencinio pranašumo didinimo galimybės ir pavojai tarptautinėje rinkoje 2014-2020 metais, euro įvedimo pliusai ir minusai. Susirinkusiusius pasveikino savivaldybės meras Jurgis Krasnickas. Pasistengsiu pasakyti kuo mažiau. Verslas yra tai, kai maitina valstybę visuomenę. Jau esu ne kartą tai sakęs. Ir apmaudu, jo kartais dėl tos visuomenės dalis šio teiginio nesupranta. Esu ne kartą sakęs, kad valdžia gali įtakoti 3 būdais verslą. Netrukdyti, prisidėti ir pakenkti. Man asmeniškai būtų teoriškai priimtiniausias antras būdas – prisidėti. Nors suprasdamas realijas, manau, kad yra labai gerai, bent jeigu netrukdai verslų. Prieš prasidedant pranešimų skaitimui pranešta naujiena, jog nuo šiandien Vilniaus pramonės prekybos ir amatų rūmų prezidentu tapo Alytaus bendrovės Traidenis vadovas Sigitas Leonavičius. Prekybos pramonės ir amatų rūmai ieškojo tos raganų medžioklės su kitom verslo struktūrom, pramonininkai buvo pozicionuojami kaip kažkokia priešprieša. Tai labai džiugino ta verslo branda ir pačių vilniečių, kad nebuvo žiūrima, kas iš kokio geografinio taško, bet vis tik tai renkamasi buvo pagal darbą, pagal aktyvumą ir pagal tą norą siekimą pokyčių. Naujasis Vilniaus pramonės prekybos ir amatų rūmų prezidentas informavo, jog į tarybą išrinkti Lankavos vadovas Mantas Karalius, Alytaus kolegijos direktorė Danutė Remeikienė, įmonių grupės Alita vadovas Vytautas Junevičius, Alytaus prekybos direktorius Vilius Gavelis. Verslo konferencijoje buvo skaitomi aktualūs pranešimai, aptartos Alytaus regiono verslo problemos bei perspektyvos.